40 tėvo mokymas perduotas Dievo tėvo ir jo sūnaus Jėzaus šventovėje per pamaldas. 2008 balandžio 5. Tėvas, mano mylimi vaikai, aš jūs visus visą laiką vedu ten, kur šitas kelias nesibaigia. Vedu šituo keliu, kad jūs galėtumėte pajausti, kokia yra nuostabi grožybė šitame pasaulyje ir kituose pasauliuose, kuriuose jūs būsite visiškai neužilgo, lyginant su amžinybės masteliais. Jūs turite vieną nuostabų kelią, kurį gali paskleisti tik tai mylintis tėvas, kuriuo aš ir esu. Aš esu tas galingasis ir didysis šaltinis, kurį jūs atsivėrė man, trokštate garbinti. Tačiau aš šito garbinimo netrokštu iš jūsų išreikalauti. Aš noriu, kad jūs prisipildę manosios meilės virpesių, kada atsiveria siela ir atsigręžia į mane visiškai, be jokių išlygų, be jokių sąlygų, garbintų mane iš meilės ir šituo garbinimu galėtų pajausti, jog aš esu tikras ir gyvas ir visą laiką viduje ir vedu sielą atsivėrusią ten, kur ji gali augti. Visi kiti keliai nėra auginantys sielą taip, kad ši suaugtų tvirta ir tiesi savuoju dvasiniu ūgiu. Aš jūs vedu kiekvieną pačiu tiesiausiu keliu, nes vedu paėmęs kiekvieną už rankos ir vedu pas save. Dėl to pasitikėkite šituoju vedimu. Atsiduokite man, atsiduokite tam vedimui, netrukdykite man vesti jūs. Jūs dabar nuolat meldžiate mane, kad aš jūs daugiau pamilčiau, daugiau globočiau, daugiau apkabinčiau. Mylieji, jūs esate akli. Kaip jūs galite melsti, kad aš galėčiau jūs daugiau apkabinti, jeigu jūs patys neatsiveriate man ir nepajuntate šito apkabinimo? Aš esu visą laiką laikantis jūs ant savo rankų. Jūs turite tą šmaikštų posakį, kada sakote, kada aš vedžiau vieną iš jūsų ir kada buvo sunku, jūs ėmėte priekaištauti, kodėl aš palikau tą, kuriam buvo sunku, nes smėlyje buvo likusios pėdos, vienos pėdos. Ir tada aš pasakiau, jog tai ir buvo mano pėdos. Dėl to žinokite, kad aš jūsų niekada nepaleidžiu nuo savo rankų. Ir jeigu jūs nors kiek jaučiate savyje baimės, nepasitenkinimo, susierzinimo, priežastis yra jūsų viduje. Jūs neatsiverėte man pakankamai, kad pajaustumėte iš manęs priplūstančią meilės bangą, kuri užlietų bet kokį susierzinimą, nepasitenkinimą, kad jūs maudytumėtės mano meilės spinduliuose ir patys lietumėte šituos spindulius aplinkai. Dėl to melskite didesnio atsidavimo man, melskite didesnio pasitikėjimo manimi, melskite didesnio ryšio su manimi. Kada jūs meldžiate, kad aš jūs veščiau, kad aš jūs globočiau, kad aš jūs saugočiau, reiškia jūs nepasitikite manimi, nes aš jūs globoju ir saugau ir vedu kas akimirką, kur jūs bebūtumėte, net ir tamsiose džiunglėse. Aš jūs globoju lygiai tiek pat, kiek ir esančiose miesto džiunglėse, kur gausybė yra susibūrimų, kur yra daugybė mašinų, daugybė pavojų, net daugiau negu džiunglėse. Ir aš čia jūs vedu, kiekvieną nešu ant rankų. Bet jūs patys nusigręžę nuo manęs vienas kitą stumėte, įžeidinėjate, jūs vienas kitam užbėgate už akių, užkertate kelią. Argi tai atsitinka dėl to, kad aš jūsų nevedu ir negloboju ir nesaugau? Ar dėl to, kad jūs nusigręžėte nuo manęs ir bandote patys savais savarankiškais veiksmais ir laisva valia mano nuostabią kūrinyje
kaip peiliu raižyti ir pjaustyti taip, kaip jūs išmanote, kad ji gali būti pjaustoma ir raižoma. Manyje yra nuostabi harmonija. Manyje yra ramybė ir tyla. Bet kiek jūs šitą tylą išgirstate? Kiek iš jūsų šitos tylos klausotės kasdien? Dėl to, mano mylimieji vaikai, jūs patys save nuskriaudžiate, o tada atsisėdę prašote, kad aš būčiau jums geresnis. O gėrį jūs semėte iš manęs tik tada, kada ištiesite net ir mažiausią šaukštuką į mano gėrio šaltinį, kuris niekada nesibaigia. Ir kiekvienas pagal savo šaukštelį ir pagal savo sugebėjimą šitą šaukštelį išgerti, prisipildote šito paties gėrimo. Dėl to melskite, mano mylimieji vaikai, ryžtingesnio ryšio su manimi. Melskite, kad jūs šaukštelį pakeistumėte visu susiliejimu su manimi. Ir tada pajausite, kaip pasikeitė jūsų malda, kuri tapo gyvenimu, nes gyvenimas tapo manimi. Ir jūs gyvensit nesibaigiantį gyvenimą mano meilės harmonijoje ir visą laiką amžinai tekančioje gyvojo vandens upėje. Algimantas. Ačiū, mylimas tėve, manoji valia, kad būtų tavoji.